Artėjant vėlinėms prekybos centruose aktyviau pradėta prekiauti žvakėmis. Gamintojai sako, kad jų kaina neturėtų didėti. Žvakių gamykloje Kretingos rajone Kartenoje darbas verda ištisus metus. Per dieną čia pagaminama apie 100 000 žvakių, o per metus daugiau kaip 10 milijonų. Gedulingų žvakių kainą pakoregavo ekonominis sunkmetis. Žmonės esą ieško pigesnės produkcijos, todėl gamybininkai buvo priversti žvakes nupiginti. Vidutinė kaina žvakės krito. Neypatingai krito 5–6%, bet tai automatiškai atsiliepia ir apyvartai. Galbūt vienetais yra tiek pat parduodama, krizė nepasijuto, bet tiesiog truputį atpigo pats produktas pigesnis. Gedulingų žvakių kainos svyruoja nuo keliasdešimt centų iki keliasdešimt litų. Kuo žvakė ilgiau dega, tuo ji brangesnė. Tačiau vis dažniau žmonės susigundo pigesnė, neretai ne itin kokybiška produkcija iš Lenkijos. Dažnai tokios žvakės į Lietuvą atvežamos nelegaliai, todėl jų kaina bent 5% mažesnė už lietuviškų žvakių. Labai nemaža produkcijos dalis įvežama iš mūsų kaiminės šalies. Mes pastebime, kad produkcija yra nepažymėta. Spėjame, kad didelė dalis yra be įsigijimo dokumentų. Be abejo, su tokiais pardavėjais konkuruoti yra nelengva. Kaina Lietuvos žvakių gamintojai vargu ar gali nukonkuruoti Lenkus. Tačiau lietuviai pirkėjus sako bandantys privilioti kokybę. O verstis per galvas dėl įmantresnių žvakių formų ar spalvų mūsų šalies gamintojai sako neketinantys. Pastebima, kad lietuviams patinka paprastos, neprimargintos, pastelinių spalvų žvakės.